Sveiki visi, su mumis sveikinasi Tomzas. Ir šiandieną mes vėl skaitysime jūsų komentarus. Jūs labai prašėte manęs, kad dar paskaityčiau komentarų. Ir paskaitysiu aš jūsų komentarus. Šiandien išrinkau truputėlį daugiau komentarų, nes dėl to, kad galvau, žinot ką, jūs nusipelnėt, kad paskaityčiau daugiau komentarų. Tai bus apie 30 klausimų, tai yra komentarų, bet pradėkime. Davidas Gamer Pro sako, Diversity turi padaryti. What? Tai, kaip suprantu, Diversity neužbaigiau, bet aš to jums nepasakiau, kad aš iš tikrųjų visai užbaigiu Diversity ir nebegrįšiu prie to, nes mes su Domu vieni užbaigiam tą Diversity ir antrą Diversity kažkur gal įpusėjom ar daugiau. Nežinau, šiaip tai Diversity nebefilmuosiu ir nebežaisiu. Ariana youtuberė. Palauk, tai šitą nebuvo jau komentaruose. Sveikas, kur mokaisi, kokioj mokykloj? Klaustukas. Ir ar patinka eiti ir keisti veidelį. Tai kur mokausi? Mokykloj, kur daugiau? Kokioj mokykloj? Pagrindiniai. Ar patinka eiti? Tu dar tokio klausimo klausi, ar patinka eiti į mokyklą? Nu žinai. Edvinas Račys, padaryk GTA linksmai. Visų pirma, GTA, nežinau, ar betilptų dabar mano kompas, čiui tilptų dar. Ką žino, gal ir padarysiu, nežinau, su ko filmuosiu, gal su frapsais. Ką aš žinau, gal ir padarysiu. Pažiūrėsime toliau, bet tu pasakyk GTA, nepasakyk kuri dalis, tai... man ir Deb nepatinka, duok žaibą. Žaibas. Čia labiau Brofistą primena, bet tai nesvarbu. Nightcore Music. Lamau. Geras video. Ačiū. Tai va, geri video darai. Tai gal galėtum sukurti Minecraft arba Friday Night, ok? Friday Night? Kas čia per dalykas? Minecraft'o tikrai nebežaisiu, nes dabar 2017. Dude, tu dar žaidi Minecraft'ą? Šiaip tai jo, 2017 nemanau, kad ir kas bežaidžia Minecraft'ą. Ir jūs, prašau, nebežaiskite Minecraft'o. Ačiū labai. Ar mėgsti kalėdas? Gal ir mėgstu aš kalėdas. Tomzas, sukur YouTuberių gyvenimo filmuką. YouTuberių. Tipo suvaidint kitus YouTuberius ar savo gyvenimą, ar savo dieną. YouTuberių gyvenimo filmų. Tai, kaip suprantu, kitų YouTuberių. Jei taip, parašyk dabar į komentarus, nes aš iš tikrųjų nežinau. Edvinas Račys ir vėl. Ant Pokemonų atsirado nearby funkcija, pagreitėjo veikimas. Nu niekam nebeįdomus tas į Pokemon Go tavo. Ariana youtuberė. Ir vėl. Ar čia taip turėjo būti, ar ne, kad, paėmė vėžlį ir tada pasakė Petriukas, kad jau einam namo ir tada jau turėjo baigtis. Jo, iš tikrųjų ant to filmuko aš nebuvau įsitikinęs su pabaiga ir man tikrai nepatiko ta pabaiga, tai nežinau. Ar dar turėčiau patobulinti, ar dar ne. Tikrai sakau, kažkokia pabaiga ir man keistoka pasirodė. Lyg kažko trūko. Man absoliučiai visas tasai filmukas apie vėžlį nelabai patiko. Tai, I don't know, nežinau, įtaka. Vėjas padarė tokį kaip ir spamą. Ar tau patinka Tomzas by Wind? Windows has detected that this song is awesome. Viską jis suvarė. Visų pirma, viršui turėtų būti koksai warning arba error, 404 error. O tada turėtų rašyti, ar tau patinka Tomzas, nes prie ko čia daina, jisai nusikopijavo, matosi. Taip, like, gal komentuot, ne ignore. Gerai. Bonnie 38 The Shadow. Lol. Sustūmė. Lol. Sustūmė. Rokas Indriūnas. Kodėl nevarėjai į Game On? Turėjau šansą,
draugas važiavo į Geimoną, pasiūlė ir man važiuoti, bet aš pagalvoju, gal ne, šiais metais nevažiuosiu, nebent jei šiais metais 2017 vyks, o tai yra, kad iš tikrųjų vyks, nes dėl to, kad kiekvienais metais vyksta. Jei surinksiu daugiau fanų, gal ir varysiu, pažiūrėsim, kas žino. Gal ir jūs varysit pažiūrėti į visokius YouTuberius. N4 SPD Rivals. Kodėl visi mano komentatoriai tokie patys? Nes daugiau fanų neturi. Kur man aš to grįšiu. Kodėl aš daugiau fanų neturiu? Kada kitas mini filmukas būtų žinau, kad šitą komentarą nekelsi. Nekelsi, bet jau įkėliau. Tu mane labai eik tu ant kelnių, karočią. Nesvarbu tos kelnės. Tomzai, gali padaryti su Petriuku kokį vydą dar padaryti. Visų pirma, sugalvok sakinį, po to parašyk. Aš nestumiu, aš tavęs nestumiu, aš tik tau patarimą duodu. Ir antra, gal ir padarysiu, pažiūrėsim, jeigu žmogaus saugos mokytoja užduos dar kokį filmuką padaryti. Hey, Scotty. Please įkelk mano komentarus į video ir tu esi maladėts, 1000 kartų maladėts. Tavo komentarus, jo, jisai daug prikomentavo, bet visų negalėjau kelt, sorry. Bet ačiū, kad aš maladėts, ačiū, labai ačiū. Padaryk karo ar kažkokio šūdo video. Visų pirma, Austė gameplay. Tomzas, ką bitei labiausiai patinka daryti be tai? Miegot. Justina S. Tokius reikia mesti į žemę ir užmušti ir pasakyti jam, kad jis lėvas. Nu taip žiauriai prašau žmonės ant to Master Gaming, YouTube, TV, nebestumkit labai jau taip žiauriai. Kas buvo, jau buvo. Tai buvo 2016 metais, dabar 2017. Atsiminkit tai. Ar lankai skautus, jei taip, kokius? Ne, nelankau skautus ir nelankau. Viskas, taškas, baigtas kriukis. Kas dislaikina Tomzo video, tas neturi gyvenimo. Taip žiauriai nebekomentuokit, prašau, gerai? Gerai. Lagerfeed 13. Tomai, būk geras ir užeik mano kanalą. Ir jei gali pareklamuok, tada aš tavo pareklamuosiu. PS, aš nesu vienas iš tų mažų mokyklinukų, kurie daugiausia turi 10 subų. Jis iš tikrųjų virš 100 turi, tai good job, mate. Andrius žaidžia. Ir vėl reikės įsijungti 8B ir nuipirkti Dormėją už 1000 eurų. Va todėl ir yra reklamos, kad jos paskatintų žmonės pirkti dalykus. PigMC, klausimas, ar kada nors planuoji daryti savo animacijas, ta prasme lūpų sinchronizacija ir panašiai. Gal ateityje ir planuosiu, gal taip ir padarysiu kada nors. Nežinau, nes iš tikrųjų va dabar kaip padaryti filmukus yra žiauriai lengva, bet su lūpų sinchronizacija tai yra dar sunkiau, patikėkit, tai yra žymiai dar labiau sunkiau. Tiesiog iš nieko kepurė ant galvos. Čia kalėdų magija. Žiauriai faini mini filmukai.
Labai įdomu ir kūrybinga. Dar tai piešti reikia išmokti. Nu, Augustė, nereikia taip labai jau mokėti čia piešti. Nereikia labai jau. Mantas Delkus. Tomai, gražiai piešė. Mantai, ačiū. Tomzas. O, gražu. Aš jau tam youtuberio lygi, kur mano niką jau užsideda kiti žmonės. Kaip tu savo kompą paveiklėlį padarai tokį? Nusipiešiau. Tiesiog nusipiešiau. Tomai, tu pro. Ačiū. Ačiū. Tako Gaming TV, aš tave prenumeravau. Ačiū. Gedvinas Shadow, kada komentarus 3? Va dabar komentarus 3. Čia buvo paskutinis komentaras, tai ačiū visiems, kad žiūrėjote. Nepamirškite palikti like ir būtinai paprenumeruokite. Va, dabar dėl šito naujo YouTube algoritmo reikia prašyti laikų, nes kuo daugiau laikų, tuo daugiau žmonių pamato video. Tai aš jūsų labai prašau, palaikinkit mano video, palikite like, tai tik vienas mygtukas. Jums užtrunka tik kokį 1 sekundę jį paspausti. Tiesiog užveskite pelytę ant jo ir paspauskite. Labai prašau. Ar galėtumėm surinkti 15 laikų? Tai būtų nuostabu. Ačiū labai. Jūs esate nuostabus. Myliu jūs.